Sveiki draugai, šiandien gaminsim uzbekiško plovo variantą su jautiena. Čia turim virš 1,5 kg jautienos. Čia yra kumpis, čia mentinė. Turim morkas oranžinis ir geltonas, apie kilogramas. Svogūno čia 600 gramų. Avinžirniai, čilis, česnakas, prieskoniai, druska, pipirai, uzbekiškas plovo prieskoniai, kuminas ir ciberžolė. Aliejaus reikės apie 150 gramų. Užsikaitinam kazaną ir pradėsim dirbti. Ryžius užpilam gan šiltų vandeniu. Naudojam sandibadą basmati kilogramas. Užsipilam gan šiltų vandeniu ir šiek tiek padruskinam. Aliejų kazanę gerai įkaitinam, bet neduodam pradėti rūgti. Pirmas dalykas, ką darom, dedam svogūną ir leidžiam jam kepti iki beveik pajuodavimo. Jisai išleis visą savo cukrų ir taip mes paskaninsim pirmam kepimui mėsos aliejų. Svogūnas, kai sukepa, tada jį išimam. Dabar turim paruoštą aliejų kepimui. Toliau įmame mūsų mėsą. Galit naudoti pieną, pieną. Darysim su jautiena. Mėsą stengiamės apskrudinti, labai ilgai nekankinam, duodam tiek daugiau temperatūros, kad iš visų pusių apsidengtų šiek tiek lengvų pradėti. Mėsą lengvai apkepėm, išėmėm, dabar dedam svogūnus. Svogūnai apskrudo, dedame morkas. Taip pat apskrudinam morkas lengvai, jos neturi dabar iškepti. Morkos taip pat apskrūdo, šiek tiek sumenkštėjo, grąžiname mėsą atgal ir užsiverdam vandens. Vanduo užvirė, dabar susidedam prieskonius, šiek tiek druskas, šiek tiek plovo prieskoniai su barbariso uogom. Druskas visada paragausim vėliau, dabar įdedam tokį gerą žiupsnį. Prieskonius. Dabar sudedam razinas ir avinžirnius ir užpilam verdančių vandenį. Turėtų lengvai apsemti, reikia paskandinti ir dabar virs zirvakas. Šitas procesas trunka apie 45 minutes. Dabar duodam zirvakui užvirti, dedam visą česnako galvą. Ir taip paliksim 45 minutės. Lengvai troškintis, nereikia labai didelės ugnies, kad vos šiek tiek burbuliuotų.
gerai išmirko. Dabar juos reikia nuplauti po šaltu vandeniu ir reikia labai gerai nuplauti, kol iš jų nebebėgs toks krakmolingas vanduo. Turim išplauti visą krakmolą. Tai plaunam, perplaunam ryžius, galima taip iš kokio bliūdo kokius, gerus 10 kartų visai, kad nebebėgtų iš jų baltas drumzlinas vanduo. Zirvakas troškinasi apie 40 minučių, paragausim dėl druskos. Visada stengiamės paragauti iš truputį žemiau, kad nepasiimti riebaliuko nuo viršaus, todėl kad tada jisai atrodys suresnis negu iš tikrųjų yra. Zirvakas išvyrė, išėmam česnakus su čiliais ir užsiverdam dar verdančio vandens. Sudedam ryžius, palengva ant viršaus, stengiamės labai stipriai nebemaišyti. Nuo šiol, kai sudedam ryžius, nebemaišysim ir nebeliesim to, kas yra apačioje. Ryžius gražiai sudėjom ir dabar pilam verdantį vandenį. Vėl vandens reikia tiek, kad gražiai apsemtų. Pilam palengva, kad neišsitaškytų ryžiai. Norim, kad visi ryžiai gražiai liktų viršui. Ir kažkur panašiai taip užpilam vandens, kad lengvai apsemtų ryžius. Jeigu trūks, visada galime dapilti. Dabar paduodam daugiau kaitros. Reikia, kad vanduo užvirtų ir pradėtų virti vanduo, kad ryžiai sugebėtų visą šitą vandenį sugerti, išsipūsti. Ir turėtų visas šitas vanduo, netgi kartais būna, kad trūksta. Jis turėtų visas suvirti ir susigerti ryžius. Taip pat, kol ryžiai verda, padedam šiek tiek, padarom skilučių nuo dugno, kad praeitų šiluma tiesiogiai per visus ryžius. Nepamirštam, dar įsidedam kumino sėklos. Jas lengvai patrinam tarp rankų ir sumetam, kad atskleistų visą skonį. Ryžiai verda, po kai kurio laiko galima šiek tiek pramaišyti pačius viršutinius ryžius, bet neimam nieko nuo pačios, viską paliekam tik tais, kas viršų yra. Visa mėsa ir morkos, viskas turi likti apačioj, jų nemaišom. Štai taip ryžiai visi pučiasi, sugėrė labai daug vandens. Galime paragauti, pasižiūrėti, šie ryžiai jau minkšti. Todėl dabar tik tais išgariname visą likusį vandenį, kiek ten jo nėra apačioj. Galime grąžinti atgal česnaką, čilį, ir uždengiam. Jis beveik nebėra. Stengiamės, kad kuo mažiau būtų šilumos. Kazanas iš savęs turi pririnkęs labai daug šilumos. Ir dabar duodam visam šitam plovui pailsėti. Nu va, ir galutinis plovo variantas. Gavome plovą.